kur dabar esame ir kuo ši vieta jums yra svarbi? Mes esame Prienų Žiburio gimnazijoje ir šita vieta man yra labai brangi, nes aš čia pradėjau mokytojos karjerą, pavaduotojos ir dabar vadovauju mokyklai. O brangi ji tuo dėl to, kad mena labai daug įdomių istorijų, labai daug įdomių asmenybių ir turi išskirtinę vertę Prienų krašte. Gal galite pasidalinti kokią istoriją? Galiu pasidalinti istoriją. Pokario metais iš tikrųjų chemijos mokytojas kartu su visa savo klase išėjo į mišką kovoti už Lietuvos laisvę. Žinoma, jie negrįžo, visi žuvo ir čia yra pastatytas paminklas jų atminimui, kad mokiniai mintų ir žinotų, kokia yra brangi Lietuvos laisvė. O koks pokytis įgyvendinant šią programą jau šiuo metu yra labiausiai pastebimas? Labiausiai pastebimas tai bendruomenės suartėjimas, tiek mokinių, tiek mokytojų, tiek tėvų suaktyvėjimas, pats laboratorijų laukimas ir žinojimas, kaip jos atrodys, nes visą tai reikėjo padaryti mokytojams, jie turėjo diskutuoti, išsirinkti priemones, įvairius įrankius, kaip atrodys viena arba kita laboratorija, kaip atrodys biochemija, kaip atrodys fizika, robotika. Tai, žodžiu, buvo labai didelio darbo, kuris ir tikrai leido mums labiau pažinti vieni kitus. O ką jums šis sritis STEAM reiškia? STEAM iš tikrųjų reiškia ne tik tai gamtos mokslus, ne tik tai tiksliuosius mokslus, menus, technologijas, bet tai reiškia kūrybiškumo išlaisvinimą ir tai reiškia suteikti erdvę vaikui, kad jisai galėtų patirti, eksperimentuoti, pasimatuoti ir žinoti, ko nori gyvenime ir ateityje. Kaip mokinių tėvai vertina šios programos veiklas ir kuriamą vertę? Mūsų iš tikrųjų tikslas yra, tai kaip jau minėjau prieš tai, kad gamtos mokslų rezultatai pagerėtų. Ir ne tik kalbu apie rezultatus, bet kalbu apie tai, kad mokiniai rinktųsi studijuoti šitose srityse. Nes retas, kuris išdrįsta rinktis chemijos egzaminą, fizikos egzaminą, matematika čia be abejonės buvo ir yra kokios kaip privalomas egzaminas, bet jeigu kalbėsiu apie gamtos mokslus, tai tikrai labai retai kai rankas. Tai vienas iš tų tikslų buvo sudominti mokinius, kad jie rinktųsi studijuoti šitose srityse, kad ateityje būtų garsūs mokslininkai, gamtos mokslų, biologijos, chemijos. Tai tėvai į šitą žiūri tikrai labai palankiai ir jie su tuo pačiu sudegimu laukia tų laboratorijų, kad jų vaikai galėtų atrasti tikėtiną save, galbūt vienas kitas ir nusivils tuo, kad aš tikrai noriu studijuoti chemiją, bet tikrai nesu toje srityje. Ir dar čia tokia užslėpta mūsų svajonė yra, kad galbūt, kai jie turėdami tą galimybę praktiškai patirti tą mokslą, pasirinks ir mokytojo profesiją. Kaip šiame darbe rasti bendrą sutarimą tarp mokytojų, mokinių, tėvų bei švietimą kuruojančių institucijų ir išlaikyti visus tenkinantį balansą? Kalbant apie balansą, tai aš manau, kad visada yra svarbu žmogus. Jei tikslai tarnauja žmogui, o ne žmogus tikslui, tada balansas visada yra išlaikomas, nes tokiu būdu ir kūrybiškumas, ir prasmė, jinai ateina natūraliai. O koks mitas apie rajoninės mokyklas jūs labiausiai erzina, stebina? Gal šita mokykla paneigė tą mitą labai stipriai? Mitas yra, kad regiono mokyklos arba rajono mokyklos yra mažiau galimybių turinčios mokyklos. Tai aš tikrai šitą mitą galiu paneigti. Prienų Žiburio gimnazija ir manau, kad daugelis regiono mokyklų galėtų pasidžiaugti išskirtinumu tuo, kad labai daug įgyvendinama tarptautinių projektų. Pavyzdžiui, Prienų Žiburio gimnazija dalyvauja Erasmus akreditacijoje. Vakar naktį išlydėjome 10 žmonių komandą į Seattle Prep University Vašingtono valstijoje, nes tuos menus vykdome nuo 2014 metų. Toliau regiono mokyklos bendradarbiauja su universitetais, naudojasi jų laboratorijomis. Ir tikrai iš mūsų
bendruomenės išėjo labai daug mokinių, kurie tęsia savo karjerą, pavyzdžiui, kad ir Oksfordo universitete. Turime daug TV, radio laidų vedėjų, turime mokslininkų, gydytojų, paramedikų. Na, žodžiu, aš tikrai galiu paneigti tą mitą, kad regiono mokykla turi mažiau galimybių arba kad kitos mokyklos, kurios daro atranką, turi kažkokius tai viršų. Kur dabar esame ir kuo ši vieta jums yra svarbi? Mes esame Prienų Revuonos pagrindinėje mokykloje. Mokyklai jau daugiau kaip 100 metų. Tačiau, nežiūrint į tai, mokykla ieško naujų ugdymo formų ir įvairių ugdymo galimybių. Aš šitoje mokykloje dirbu jau nuo 2012 metų. Tai jau irgi toksai nemažas stažas. Man šita mokykla yra, turbūt, kad ir kaip keistai nuskambėtų, kaip antrieji namai. Ir labai džiaugiuosi, kad joje yra puoselėjamos įtraukaus ugdymo vertybės. Nuolat permastamos, galvojama apie jas ir praktiškai įgyvendinama. O ko jums taip svarbus įtraukusis ugdymas asmeniškai? Įtraukus ugdymas tai yra meistriškas pedagoginis atsakas į vaikų individualius poreikius. Tai yra apie kiekvieną iš mūsų. Tai nėra apie kažkurį vaiką, kurį reikia kažkaip tai pataisyti, pakeisti ar ne. Tai yra apie mokinių bendradarbiavimą, apie jų bendradarbiavimą kartu, apie kliūčių ir barjerų pašalinimą ir apie nuolatinį mokytojų augimą. Ko palinkėtumėte savo mokyklos mokytojams, vaikams, visai mokyklos bendruomeniai? Tai mano supratimu, tam, kad vyktų sėkmingas ugdymas ir sėkmingas įtraukus ugdymas, yra svarbus 2 dalykai. Pirmiausiai, neviltį pakeisti į tikėjimą ir pyktį ir kovą, ką mes kartais stebim, mokytojas su mokiniu kovoja ar ne, pakeisti į užuojautą mokiniui, į jo supratimą, į jo priėmimą ir santykius vystyti taip, kad ateity vaikas mus ir mokyklą prisimintų su meile. O gal galėtumėt pasidalinti jūs labiausiai įkvepiančiomis mokinių pokyčių istorijomis vykusiomis įgyvendinant šią programą? Šitoje vietoje aš norėčiau gal tokią istoriją pasidalinti. Mes organizavom įgyvendinant ugdymo programą 6 edukacinės popietės. Ir visų jų tikslas buvo vaikų ir tėvų bendradarbiavimas, pagalbos gebėjimų stiprinimas, įvairūs praktiniai dalykai ir dar popietės turėjo kažkokius tokius šalutinius aplinkosauginius, sportinius tikslus ar kitus, kuriuos mes matėm, kad yra reikalinga įgyvendinti. Ir labiausiai įsiminė popietė, kurie vyko viename restorane, kur buvo picų edukacija. Ir iš tikrųjų nepaprastai geri vaikam praktiniai įgūdžiai, nes jie buvo įtraukti visi į darbą. Jie iš tikrųjų minkė tešlą, jie iš tikrųjų užsitepė padažą, jie susidėjo visus ingredientus, sūrį, viską. Ir tą viską padarė patys, kiekvienas bendradarbiaudami, vienas kitam padėdami. Bet atsitiko taip, kad tą dieną yra tikrinimas virtuvės. Restorano virtuvės tikrinimas. Ir virtuvė yra visiškas chaosas. Mes sėdim salėje, mes dirbame savo darbą, vaikai vyksta, bet kažkaip taip jaučiasi, kažkokia įtampa toksai jaučiasi. Ir išneša tas mūsų picas kept. Ir mes laukiam. Ir tie mūsų vaikeliai, jie, kur tos picos, gal jau sudegi. Mes suaugę žmonės, kantriai laukiam visi. Ir po kokių 20 pusvalandžio ateina ir pasako, jūsų picos sudegė. Taip ir sakiau, sako tie vaikai.
Ir mokytojom buvo didžiulis iššūkis. Mes esame atsivežę vaikus turinčius elgesio ir emocijų sutrikimų, turinčius autizmo spektro sutrikimų, kaip suvaldyti šitą situaciją ir kaip ją paversti pamoką vaikams ir kad tai neišauktų kažkokios per didelio emocijų perkrovos, ar ne. Ir pavyko labai gerai. Bet aš už tai ir žaviuosi mokytojais profesionalais, ar ne, kurie tuo metu sugebėjo paaiškinti visiems vaikams, kas atsitiko ir sugebėjo paaiškinti taip, kad tai yra jų gyvenimo pamoka. Jiem yra supratimas, kad gyvenime gali atsitikti visaip. Visaip gali atsitikti. Taip, tu laukiai, kai kurie, aišku, ypatingai autizmo spektro turintys vaikai, ar ne, jie nepaprastai sunkiai suvokti. Kaip, tai kur ta pica? Tai atneš tą picą? Tai bet atneš ją. Ir sakau, aš tada stebėjau mokytojas, kaip jos lankščiai, kad aišku, mes gavom valgyti, tai viskas tvarkoja, mum atnešė kitą patiekalą, mes gavom valgyti, bet į autobusą visi vaikai susėdo ramus. Nebuvo jokių emocijų to kažkokio taškymosi ar kažkokios emocinės perkrovos, pykčio, jie visi susėdo laimingi. Ir tada mokytojas sako, čia buvo daug didesnė pamoka, negu kad suvalgyt tą tavo padarytą picą.